Aš jau filmuoju. O tu jau filmuoji? Nu tai arbatos galima ir labai sveika. Taip, aš ir noriu arbatos. Jau kažkas girdit. Ką mes darom, kokią arbatą mes daromės. Turkišką arbatą. Įdomi ceremonija gaminimų. Nestandartinė. Ir kai atvažiuosite svečius, pavaišinsim. O. Šitą. Čia grynas jau, ne? Nu taip. Ne, nu aš manau, kad nereikia skystos. Skystos. Nu taip. Aš galvoju, gal dar galim pasimti. Mes galim įpilti čia. Gerai. Turėti ant stalo daugiau. Na va. Su karšta arbata bus smagiau. Atnešu, parodysiu sistemą. Aha, palauk. Čia tau padėti? O gal? Ant žemės. Žiūrėk. Ir viskas. Nu, gali Čia būti. apačioje svarbu, ką mes darom. Mes tiesiog pasigaminam ir tada tas apatinis gaunasi, kad laiko karštį šitam viršutiniam garaitam. Ir jisai ilgiau stovi tiesiog ir tokia šviežia gaunasi. Nu, labas vakaras. Labas Tatjana. vakaras. Labas vakaras, Ryti. Aš esu Rytis, Šiaurės Kipro ambasadorius. Smagu. Nu kągi, tada gurkštelt arbatėlės. Tatjana, prisistatykit. Ai, reikia prisistatyti. Esu Tatjana. Ne taip senai atvykau, kadangi mano, kaip ir patys brangiausi žmonės gyvena jau Šiaurės Kipre, daugiau nei metai, 1,5 ir 2 greitai. Tai aš tiesiog nusprendžiau irgi čia atvykti ir prisidėti prie kompanijos, nes man patinka toks darbas ir gyvenimas šioje saloje. O dabar, Ryti, norėčiau aš tavęs paklausti. Klaus. Kodėl tu pasirinkai būtent Šiaurės Kiprą, aplankęs tiek daug šalių ir bandęs gyventi kitose šalyse? Neturiu skaičiaus kažkokio tai konkretaus, kiek aš tų šalių esu pagyvenęs. Esu pagyvenęs. Patirčių tikrai netrūkstama. Žinai, asmeniškai. Jau reikėtų kada nors suskaičiuoti. Reikėtų gal suskaičiuoti. Būtų įdomu. Ir tai čia buvo, kai prasidėjo visa ta nesąmonė pasaulinė. Aš ne apie tą ligą pasaulinę, aš kalbu apie konfliktus karinius. Tai kažkaip šitas visas vaibas, visa ta, sakykime, nusiteikimas žmonių man labai pradėjo erzinti Lietuvoje tiesiog ir galvoju, kažkur važiuosiu. Pakvietė bičiulis į Norvegiją atvažiuoti, pamatyti, pagyventi. Kadangi aš esu gamtos mylėtojas, tai aš iš karto pasirašiau šitam, kaip čia pasipirti? Avantūrai. Variau ten 3 savaitės, gal aš praleidau kažkur ir pajutau ne. Pajutau, kodėl ne, todėl kad ten klimatas beveik tas pats. Kaip Lietuvoje. Ir netgi šalčiau, kaip Lietuvoje. Taip. Dar atšiauresnis. Ir iš esmės išsigryninau paskutinį ir vieną iš svarbiausių savo, sakykime, vertybių. Arba tokių kaip ir Norų. Stiprus toksai kaip ir, kaip pavadinti. Vat lietuvių kalbą mažai jau naudoju. Reikėtų dažniau. Rusiškai kliučiavoj. Sakyk, kliučiavoj, kaip čia dabar, nei pati aš jau nebeatsimenu. Žodžiu, reikšmingiausia? Ne. Esminis.
esminis sprendimas, dėl ko aš, pavyzdžiui, renkuosi kažką. Tai šiuo atveju aš išsigryninau tiesiog pakeitęs šalį į tokią pačią atšiaurę, sakykime, šiaurietišką šalį. Aš supratau, kad vis dėlto man vien tik gražios gamtos, švaraus oro neužtenka, man reikia ir šilto klimato. Ir kadangi Kipras mane kaip ir persekiojo kurį laiką, visi žmonės aplinkiniai man tiesiog apie Kiprą šnekėjo, aš pats nesupratau, kas tas Kipras, aš nesigilinau, aš niekada nebuvau. Ir viskas Norvegijoje gavosi taip, kad aš nusprendžiau, reikia pirkti bilietą, bet reikia pirkti jau bilietą kažkur dar kitur, o ne į Lietuvą, nes čia ne mano variantas. Ir tada aš į priešingą pusę. Jo, į priešingą pusę, žemyn, piečiau. Ir viskas, atskridau aš čia. Ir man tai buvo tiesiog. Ir viskas. Man tik atidarė lėktuvas duris išeiti. Aš iškart pajutau, kad čia. Čia viskas, ta prasme, buvo iš karto, wow, kažkas. Tai kas labiausiai? Oras, saulė, ta šiluma. Aš naktį atskridau, tai gaunasi, kad aš pajutau tą pietietišką tokį klimatą, pietietišką orą, kvapą tą būtent tos augmenijos. Ir iš karto, aišku, aš sutikau žmonės, kurie jau ten yra, tiek jau oro uoste, ten naktis pavargė visi. Faina. Po to taksistas, vairuotojas, kuris mane pasitiko jau vežti iš pietų į šiaurės Kiprą. Šitas iš karto nuostabus žmogus tiesiog. Iškart nuostabus žmogus, aš su juo bendrauju, viskas mano žmogus. Ir kai prasidėjo šitas, ir čia visur mano žmogus. Vat, ką aš besutikčiau, su ko bedėliočiau kažką, tai daryčiau kažkokius, kad ir verslo santykius, šiaip santykius, kaimynai. Visi vat mano žmonės ir viskas. Ateina tokie žmonės matyti tavo gyvenimą. Ateina tiesiog žmonės. Tai aš taip supratau, čia toks kaip ir, vis tiek gaunasi karma, mūsų didžiausia, sudėtingiausia karma. Tai yra mūsų šalyje, kur mes gimėme. O jau kai nusprendžiam, kad baigėsi šitas periodas, mes žengiam žingsnį, sakykim. Aš kaip supratau, žengiau žingsnį, atvažiavau čia ir man iš karto tiesiog kiekvieną savaitę aš gaunu kažkokius tai patvirtinimus, kad viskas čia yra gerai, reikia imtis šito. Ir man tiesiog aplinkiniai diktavo, ką man reikia daryti, kuo man reikia užsiimti. Ir va šitie visi dalykai čiuk sukrito viskas taip, tiesiog. Tai šiai dienai, ką aš veikiu, kur aš esu, tai tiesiog man iš esmės, nežinau, angelai, dievai sudiktavo tiesiog va taip va. Bet tai yra labai svarbu, kad tu išmokai tus ženklus skaityti. Vienareikšmiškai, aš tikrai ne čia išmokau. Nesuprastum. Aš su ta saviugda savo keliu, saviugdos keliu labai daug mokiausi save pažinti ir kas mano, kas ne mano. Kaip atpažinti kiekvieną žingsnį, kur ką aš renkuosi. Mano, ne mano, mano, ne mano. Ir viskas. Labai greitai eina atsakymai. Išsigryninau save, tad labai greitai ir dėliojasi viskas. Būtų labai gerai, kad visi sugebėtumėm suprasti mano, ne mano. Čia aišku atskira tema. Atskira tema, sekantį kartą galbūt filmuosim jau apie mokymus, kuriuos jau renksiu. Ir iš esmės tose mokymuose bus labai daug mano žinių, kaip, gal netgi paprastai galima sakyti, kaip rasti save. Kas aš toks, kokie mano gyvenimo tikslus išsikelti išmoksim ten ir taip toliau. Tai gerai, čia ne apie tai. Supratau, taip. Dabar svarbiausia yra... Tai mes čia dabar kaip ir apie tą trumpą istoriją tai pakalbėjom jau. Istorija, tai čia mano istorija. Taip. Jo, čia mano istorija. Ir kaip aš atsidūriau čia, galbūt kaip būtent trumpa istorija tokia. Įtraukė čia šitą. Noriu tada paklausti, o su kokiais iššūkiais tu susiduri? Šiaurės Kipre, šioje saloje. Manau, kad būna ir iššūkių, ne tik viskas kaip sviestu patepta. Iššūkiai, tai patikrinsiu, čia gerai viskas filmuojasi.
Operatorius miega. Nėra vėlu. Kiek čia tų valandų pas mus dabar? Nu, žiūrim. 7 valandas vakar. Iššūkiai. Tai iš esmės, kas man labai nepatiko Lietuvoje, kas man labai daug, sakykime, tos energijos sudegindavo, tai biurokratija. Man tiesiog tai labai daug, labai erzino mane, man labai nepatiko ta biurokratija. Ir ką aš čia, aš gaunasi vat šitoje sferoje, vat būtent aš pralošiau, nes Kipre dar nekilnojamo turto sferoje, ar kurioje sferoje? Ne, aš apie biurokratiją. Ai, biurokratiją, supratau. Tai aš čia prašoviau stipriai gaunasi, nes čia biurokratija yra dar stipresnė. Tai gavosi taip, kad, iš esmės, va tie pliusai kaip ir nužudė tą minusą vieną. Žinai. Tai aš išmokau priimti tą minusą, sakykime, kas mane labai erzino. Ir kažkaip transformavau, aš išmokau su malonumu tiesiog važiuoti 5 kartus į tą pačią vietą per vieną mėnesį, priminti 8 kartus viską jiems, arba galbūt iš naujo kažką daryti, nes jie pametė kokį dokumentą dar kažkas. Tai mokausi ir komunikacijos su jais. Būna žmonės atsako tiesiog labai greitai, nes nori atsikratyti tiesiog tavęs. Nenori komunikuoti, yra tų tokių momentų. Tai vienintelis toks, sakykime, kaip ir bendras iššūkis. O po to jau iššūkiai tai yra, visi, ką ta bendra struktūra tokia ne iki galo sutvarkyta ir daro, kaip pavyzdys, banko sąskaitą atidaryti yra reikalų. Eiti su juristais, advokatų kontoromis, dėrėtis, šnekėtis nuolat apie tą patį 3 kartus, priminti, ką jie man žadėjo, kokiomis kalbomis mes kalbėjom. Taip pat iššūkiai yra su statytojų kompanijomis. Pas juos vis dar yra tokių spragų, kaip ten kažką tai ne iki galo išspręsta, kaip pavyzdys. O aš esu toks labai bjaurus. Statytojų atžvilgiu, tai aš esu labai blogas, labai prastas partneris. Nes man nerūpi statytojas, man rūpi žmogus, kuris atvažiuoja čia ir atsiveža savo pinigus, gal dauguma atsiveža čia savo vos ne paskutinius pinigus. Ir būtent mano pozicija ir aš visiems statytojams tiesiogiai sakau, kad aš esu savo kliento pusėje. Ir viskas, kaip pavyzdys šiandieną, žinai, istoriją. Taip. Pasakojau istoriją, dėrėjausi su statytoju labai stipriai ir aš dėrėjausi tik dėl kliento. Taip. Tik dėl kliento. Man visiškai neįdomus buvo statytojas, aš visai buvau netgi pasiruošęs sakyti klientų šiandieną, kad mes atsitraukiam. Kaip pavyzdys. Tai tačiau, aš vis dėlto gavau tai, ką norėjau. Ir man pasiseka iškomunikuoti, kodėl mums tai yra svarbu. Ir man pasiseka netgi privesti statytojus iki kažkokių tai svarbių sprendimų, ką jiems reikia savo sistemoje keisti. Patys didžiausi saugikliai, kas yra labai, sakykime, tokio globalaus, saugikliai jau yra sudėti valstybės lygmenyje. Taip. Ir, sakykime, suvaržymai statytojams yra valstybės lygmenyje, bet yra mažų spragų, kurie kažką tai prasimeta, ne iki galo padaro, po to mes užtrunkam, nespėjami terminos, pasirašyti kokius dokumentus, užregistruoti kontraktus ir panašiai. Tai iš esmės iššūkis vėlgi gaunasi mentaliteto skirtumas. Taip, būtent. Didelis.
Mes Tai įtakoja. suprantam dalykus skirtingai, kaip pavyzdys. Jie labai Lengviau. daug palieka žodžiui. Nu, Aha. aš žadėjau, pažadėjau ir va taip va ir bus. Jau čia daug maž kažkaip taip gausis mums. O man tai visiškai ne variantas. Man turi būti raštu parašyta. Kad paskui turėtum argumentus. Taip, kad rimtus. turėčiau argumentus apginti būtent, sakykime, Savo klientų interesus. Savo kliento interesus, savo kliento Savo kompanijos investiciją. galų gale. Jo. Kompanijos, taip. 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 Nu kągi. Kaip ir tokie pradžiai. Po to dar vienas iššūkis tai yra kelyje. Pietiečiai. Sakei. Pietiečiai, jie važiuoja taip, kaip nori. O aš mėgstu važiuoti, niekam netrukdant, bet labai greitai ir efektyviai ir atsidurti ten, kur man reikia, kada aš noriu. Tai vat irgi mokausi pastovėti, praleisti ten ką nors, kas visiškai nesiorientuoja, kur jie yra. Plius čia yra dešinės pusės eismas, kaip Anglija. Jeigu europiečiai atvažiuoja svečiai, išsinuomoja automobilį ir jie nepratę toj pusėje vairuoti kitoj. Taip. Ir jie neskuba, arba jie ir kur nors užstringa, nebežino, error būna. Reikia būti tolerantiškiams tiems turistams. Ir kaip aš sakau, Rytis, kiek žinau, tu labai senai esi kelių džentelmenas. Taip kad manau, tau čia neiššūkis. Kaip suprasti kelių džentelmeną? Kelių džentelmenas tai reiškia, kad, matai, blondinę už vairo, reikia praleisti. Matai ten kažkokį turistą pasimetelį, užleisi kelią, praleisi. Tiesiog. Jeigu neskubu. Jeigu neskubi, o jeigu skubi, tada tu pirmas. Ką supratom, tiek tų iššūkių, bet žiūrint pagal tai, kiek tu jau esi šitoj srity ir kiek aš jau žinau tą pažangą, tai labai stipriai esi pažengęs. Tai prasme, tus iššūkius tu juos suvaldėjai. Transformavau visus iššūkius, padariau kažkokią vertę, sukūriau kiekviename jame. Iš esmės gaunasi, kad visame kame iš visų minusų galima vis dėlto jį paversti pliusu. Vienareikšmiškai. Tai labai šaunu. Ypatingai čia aš tą išsigryninau dar labiau, kaip galima iš kažkokio minuso padaryti pliusą ir iš to sukurti savo ir savo aplinkiniam vertę. Maksimalę, tiesiog vertę. Nes matau daugiau nei mato, sakykime, kažkas kitas. Čia tavo yra tiesiog. Tai aš čia būtent ir pastebėjau tą, ko nepastebėjau anksčiau niekada. Savyje, ta prasme. Pavyzdžiui, eilinis ir klientas, kaip pavyzdys, ar ne, jis atvažiuojam į objektą arba į žemės lopinį, ką jis daro, jis žiūri, kur jo butas bus, kur jo namas bus, kur baseinas bus. Ir viskas. O aš ką darau? Aš pažiūriu dar 100 povandeninių kažkokių tai srovių patikrinu, sužiūriu. Ir dažnai sakau, ne, šitas ne jūsų. Nes aš jau supratau, kokie poreikiai yra žmogaus. Ir šitai man tiesiog veža. Daug kas tiesiog vartoja narkotikus tam, kad pajausti tą kaifą gyvenimo. O aš šitam darbe kaifas gyvenime. Fainai. Šaunu. Ir pabaigai norėčiau tada paklausti, ką norėtum palinkėti ir kokią žinutę pasiųsti mūsų tautiečiams į Lietuvą. Tautiečiams į Lietuvą. Pirmas palinkėjimas, vakarykštė patirtis mano su bankais, tai netikėkit. Nesitikėkit, kad jūs kontroliuojat savo finansus, kad jūs kontroliuojat savo pinigus. Jeigu jūs mažas sumas valdot, ten įdedat, išimat ir taip toliau, tai čia nereiškia, kad jūs turite laisvę. Pabandykit rytoj nueiti į banką ir sakyti, kad man reikia 20 arba 30 tūkstančių eurų. Ir suprasite, kad kažkas yra jau negerai.
Tai va. Tai aš noriu palinkėti jums budrumo, finansinio budrumo su savo pinigais. Neagituoju, kad jūs važiuokit čia pas mus, investuokit, pirkit dar kažką, dėkit čia pinigus. Neagituoju, nes man nereikia jau šito. Natūraliai jau žmonės ateina, jau jaučia ir rekomendacijos ateina. Tai va, su bankais būkit budrus, pasitikrinkit. Nes labai... Žiūrėkit alternatyvas kažkokias. Galbūt pasidalinkit tarp savo esamų bankų, kaip pavyzdys. Turit vieną banką, tai dėkit į 3 bankus. Tai yra, turit 3 bankus, tai pasidėkit į tos 3 bankus atskirai. Skirtingas piniginės, kitaip tariant. Tada bankai mato konkurenciją, jie šiek tiek lengvesni darosi. Jeigu jie mato, kad ten, vėlgi kreditus bandykit pasibandykit pasiimti skirtingose bankuose, pamatykit, kaip reaguoja, atiduokit kreditą greitai, kažkaip taip pasišildykit su bankais. Antra, tai galbūt kas gazdina žmonės, tai kaip čia į užsienį investuoti. Tai žvalgykitės tų šalių, sakykime, užsienio šalių, kur jūsų privatumas yra dar gerbiamas. Taip. Aš dar net, dabar aš supratau, aš neatsakiau, neparyškinau 3 svarbiausių priežasčių, kodėl aš pasirinkau Kiprą. Aš tik vieną pabrėžiau. Gerai, tai sugrįšim. Tęsiu palinkėjimą. Rinkitės šalį, kur jūsų privatumas yra gerbiamas. Tai kaip pavyzdys, valstybė neturi galimybės be labai rimtų priežasčių kišti nosį į jūsų banko sąskaitą. Tai yra numeris 1. Lietuvoje taip tikrai nėra. Lietuvoje taip nėra, faktas. Ir ne tik Lietuvoje. Daugumoje. Taip. Matyti visą Susidūrėm. Europos Sąjungos. Vakarų bankų sistema, vakarų valstybių sistema, respublika, tai mes daug kas žinot, kas yra respublika. Žiūrėkit, kur jūs turit saugumą, privatumą. Tai yra labai svarbu. Sugrįžtant gal prie, kodėl tu pasirinkai Šiaurės Kiprą, būtent. Tai taip, tai vienas, ką aš išsigryninau Norvegijai, tai aš noriu šilto klimato, vienas. Antras, tai yra svarbus momentas, tai yra natūralus maistas. Natūralus, nemodifikuotas maistas visus metus. Tai reiškia vaisiai, daržovės visus metus, apskritus metus yra šviežus ir nemodifikuoti. Taip. Ir lengvai pasiekiami bet kam. Šviežia tai reiškia, žuvis. Kažkokia tai neadekvati kaina tiesiog. Tai kas čia yra? Šviežia žuvis? Vištiena kokia. Taip, tu valgai vištieną, tai man tai pačiai nuostabu buvo, aš nesitikėjau, kad čia vištiena tokia rasi. Ja. Ir trečias tai yra mokestinė sistema, adekvati, nesurišanti rankų verslui mokestinė sistema. Tai sakykime 3 svarbiausi kriterijai. Pas mane niekada nebuvo plano, kad aš eisiu kažkur dirbsiu už algą. Tai aš žiūrėjau, kur verslui yra jauki, sakykime, palankios sąlygos, kur yra verslas gerbiamas, kur juridinis asmuo, kuriantis vertę, yra svarbus ir vertinamas aplinkinių ir pačios valstybės. Tai 3 svarbus dalykai. Pirma, tai klimatas. Antra, maistas natūralus, nemodifikuotas, be pesticidų, be augimo hormonų ir taip toliau. Ir trečias, tai mokestinė sistema verslui. Puiku. Tai ką? Palinkėjimas, dar vienas paskutinis palinkėjimas, kas jau buvo dar pas mane čia.
Eikite į riziką, eikite į baimę. Taip. Bijot, eikit ten ir viskas. Kitaip baimių nenugalėsi. Aš ne apie finansinius dabar Ne. rizikas, aš kalbu apie visus baubus, kuriuos turite, vat su jais eikit ir susitikit ir darykit po truputėlį kažką nestandartinio tam, kad įsijungtų papildomai smegenys veiktų ir jūs vestų į priekį, širdis vestų į priekį, kad širdis vestų į priekį, o protas būtų tik pagalbinė priemonė. Taip, teisingai? Labai teisingai. Gerai pasakiau. Gerai. Va. Nu ką, Ačiū. šiai dienai tiek. Ačiū.